Mergaitė išgydo Gediminą. Netrukus prie Gedimino durų nuskambėjo skambutis. Berniukas, nespėjęs net lovos pasikloti, nulėkė atidaryti. Už durų stovėjo mergaitė iš kiemo. Užeik ir sėskis, pakvietė jis draugę į savo kambarį, bet staiga pamatęs nepaklotą lovą, susigėdo ir paskubom suvyniojęs patalus, sugrūdo juos į spintą, kurioje tūnojo senelis poilsėlis. Uždaryk duris, tu man trukdai ilsėtis, suniurzgė barzdyla, nenoriu tavęs nė matyti. Gediminas užvėrė spintos duris ir atsisuko į draugę. Kas tu tokia? Kodėl aš niekad anksčiau tavęs nemačiau? Tu ir negalėjai matyti, nusišypsojo mergaitė, vis dar stovėdama tarp durį. Mes tik vakar čia atsikraustėm. Mano tėveliai šiame name nusipirko butą. Susipažinkim, aš Aurelija, o tavo koks vardas? Aš Gediminas, atsakė raustelėjęs berniukas ir padavė mergaitei ranką. Užeik į kambarį. Aurelija įėjo į Gedimino kambarį ir pamatė, kokia čia visur netvarka. Tavo kambarys seniai netvarkytas, dairėsi ji. Jei nori, aš tau padėsiu viską susidėti į spintas. Oi ne, tik nelįsk į spintą, išsigando Gediminas.